Laidą remia Fakto Auto. Naujausi Citroen modeliai, modernus dizainas, kasdienis praktiškumas ir net 8 metų arba 200 000 kilometrų garantija. Laidos rėmėjas rrr.lt. Raskite savo dalį. Kažkada Andrius Mamontovas dėvėjo tokius marškinėlius, ant kurių buvo parašyta popsas užkniso juodai. Tačiau net ir pop kultūroje galima surasti malonių alternatyvų. Taigi tarp įvairių Volkswagen Tiguan ir Toyota RAV4 tokia malonia alternatyva buvo Mazda CX-5. Ir štai čia jau yra trečios kartos naujasis modelis. CX-5 – populiariausias Mazda modelis Europoje. Tikras hitas. Pirkėjus jis papirko dailiu dizainu, kokybišku interjeru ir geromis važiavimo savybėmis. Naujas modelis juk turėtų būti dar geresnis, ar ne? Na, įspūdžiai dviprasmiški, tačiau kai kuriais aspektais trečioji karta labai smarkiai pasikeitė į gerą. Viena vieta, kur Mazda CX-5 labai patobulėjo, yra erdvė. Ankstesnis modelis buvo toks suspaustas, tikrai nebuvo itin didelis. O dabar pasižiūrėkit, kokio dydžio bagažinė. Labai erdvi. Ir ateikite į galinę sėdynę, kur suaugusiam ankstesniame modelyje nebuvo itin patogu. Tai dabar pažiūrėkit, kiek čia erdvės. Gerokai platesnis įleipimo kampas ir jaučiuosi kaip limuzine. Čia dabar iš bene mažiausio savo klasės automobilio tai tapo bene didžiausiu ir erdviausiu. Wow! Modelio ilgis, kaip ir ratų bazė, prailgėjo 115 mm. Dabar beveik 4,7 m ilgio SUV džiugina patogiu dydžiu, beveik 600 litrų bagažinės erdvė ir svetainė gale. Gana stipriai pasikeitė ir interjeras. Ir čia pasakysiu, manau, nelabai į gerą pusę. Pirmiausia, kokybė, kuri dabar yra padori. O Mazda anksčiau visuomet būdavo vieno ar dviem laipteliais aukščiau už visus savo konkurentus. Tai buvo vidutinės klasės automobilis su tikrai premium lygio salonu, geresniu netgi negu kai kurie premium lygio automobiliai. Tai dabar jis tapo standartinio vidutinės klasės salonu, tai medžiagos šiek tiek suprastėjo. Matyti daugiau plasmasės, kietos plasmasės. Mazda iš kitų gamintojų išsiskyrė savitų požiūrių į ergonomiką, kuri, nepaisant to, kad dalies publikos akise atrodė senamadiška, buvo tikrai itin patogi ir labai gera. Bet japonai pametė šį savo išskirtinumą ir fizinius valdiklius pakeitė milžiniškas ekranas. Problema ta, kad Mazda niekada nebuvo stipri technologijų srityje ir panašu nesustiprėjo. Automobilio grafika, kuri yra ekrane, atrodo kaip iš Need for Speed Underground 2 žaidimo ant neįtin galingo kompiuterio, tokia pikseliuota. Reguliuoti temperatūrą paprasta, bet įjungti sėdynių šildymą ar vėdinimą, pakeisti vėjelio stiprumą ar kryptį, bei daryti kitus veiksmus jau nebėra taip paprasta ir patogu ar intuityvu. Panašiai ir su kitais nustatymais. Į ekranizaciją Mazda kiek pavėlavo, konkurentai savo sistemas yra išdirbę daug geriau, o išskirtinumo, puikios ergonomikos nebeliko. Vienas dalykas, kur Mazda žiba, tai yra valdymo savybės. Vairas, vairo svoris, vairo pojūtis, tai kaip jis sujungtas su ratais ir pati važiuoklė labai maloniai dirba ir labai malonu vairuoti šį automobilį. Jis nėra per sportiškas, jis nėra per daug komfortiškas. Yra internete memas, kuris labai gerai apibūdina šio automobilio valdymo savybės, tai yra nice. Mazda CX-5 dabar turi tik vieną variklį – 2,5 litro atmosferinį benzininį motorą su švelniojo hibrido sistema, kuris ratu suka per lėtokai, bet labai švelniai veikiančią 6 pavarų hidraulinę automatinę transmisiją. Tai įdomus sprendimas, turintis privalumų. Gera ekonomija realiomis eismo sąlygomis, tolygi ir pakankamai stipri trauka dirbant žemais ūkiais. Bet jis turi ir minusų. Dabar šis variklis pasiekė vos 141 arklio galią. Daug garso, mažai veiksmo. Dėl dinamikos trūkumo kaltinkite griežtėjančius taršos reikalavimus. Ankstesnės kartos CX-5 montuotas toks pats 2,5 litro motoras pasiekė 194 arklio galias. Net silpniausi 2 litrų motorai turėjo 165 arklio galias, o dabar liko tik 141. Pakanka, bet anksčiau buvo kiek geriau.
Na, bet kaina išliko tikrai draugiška. Nuo 32 000 eurų už modelį su priekiniais varančiaisiais ir nuo 37 000 eurų su visais varančiaisiais ratais. Iki 40 000 eurų galima įsigyti labai gražų ir gausiai sukomplektuotą SUV. Grįžkime prie popkultūros. Kas yra kas? Tai Volkswagen Tiguan ir Toyota RAV4 yra kaip Jessica Sha ir Vaidotas Baumila. Visiškai pop atlikėjai, įtinkantis visiems. Už jų reikiuojasi galybė kitų, taip pat gerbiamų pop atlikėjų. Na ir dabar dar Lietuvoje turime daug kiniškų automobilių, kurie yra kaip tos vienadienės merginų grupės. Na, gal kai kurioms ir pasiseks išgyventi. Na, o kas yra Mazda CX-5 popkultūroje? Meniška, savita, išlaikyta, tikriausiai Ieva Narkutė. Bet su naujoju modeliu įsivaizduokit, kad ji prisipūtė lūpas ir jos pianino skambesį papildė geras beatas. Tikėtina, ne visiems tai patiks. Galbūt kai kurios dainos skambės gerai, kitos ne, bet prieš pirkdami albumą dabar perklausykite jį visą.